Mudvi su tavo mamyte praeitą vasarą mes buvom Lietuvoje nuvažiavę, tu žinai, tu buvai pasiliko su tėtuku ir labai laukiai mūsų parvažiuojant, ne? Mes buvom nuvažiavę, ten susitikom su mano giminėms, mano seserys, brolis, visi reiškia, mes ten pasimatėm gražiai. Ir tau dovanų parvežėm, tu žinai tą. Reikia dabar paklausti savo tėtos Zuzanos apie Ameriką, ką nori paklausti jos. Ką pasakyti galėčiau apie Ameriką? Žinai, pirmieji metai buvo labai sunkus. Labai sunkus apie Amerikoje buvo, labai nemalonus pirmieji kūrimusi. Mes nemokėjom kalbos, nežinojom papročių, kaip čia žmonės gyvena. Ir mums buvo labai dėl to sunku. Bet kiekvieną dieną vis lengviau darėsi, vis maloniau darėsi. Ir dabar mes jaučiamės, kad Amerika yra mūsų antra tėvynė. Mes dabar jau laimingi, bet vis tiek mes ilgimės tėvynės Lietuvos. Mes labai, nes mes ten gimėm, ten augom, ten nubėgo mūsų vaikystė, ten nubėgo mūsų jaunystė, ten visi tie takeliai paliko. Jie tokie mieli, jie tokie gražūs, kad juos niekas niekad nepakeis. Niekas. Paklaus, kaip atrodė Lietuva. Kaip atrodė ta Lietuva? Kaip Lietuva atrodė? Žinai, gintaro kraštas Lietuva. Ir jūra Baltijos prie Lietuvos. Ir ta Baltijos jūra meta gintarą, karts nuo karto po audros, ypatingai gabaliukus, o tokius kaip karoliukai. Va, kaip šitas gintaras. Gabalus išnimeta. Ir žinai, ten visi rytą po nakties eina rinkti tuos gintarėlius. Gintarėlius veria vėrinėlius ant kaklo. Daro tokius papuošimus kaip šitas. O gamta ten, žinai, netoli šitos yra Neringa toks kraštas. Apie tą Neringos kraštą yra labai daug padavimų gražių. Ir tam Neringos krašte juodkrantė yra. Juodkrantė. Tai to juodkrantėje gyvena labai gražūs briedžiai. Tai žinai, papuošalas gamtos, tokie ragai dideli, platus. Ir visi vaikučiai nieko taip nenori, kaip nori pamatyti tuos briedžius. Ir tie briedžiai, žinai, ganosi tarp pušynų. Ir kartais ateina prie jūros atsigerti. Tai jie tuose, žinai, smėlyje palieka pėdas, pamažu eina prie jūros atsigerti. Ir kada eina jų visa šeiminėlė prie jūros atsigerti, visi vasarotojai nori pamatyti tą gražią briedžių šeiminėlę. O jeigu da saulė leidžiasi ir saulė būna taip gražiai, žinai, nuraudinus dangų ir jūrą. Ir tie briedžiai tada ateina jų šeiminėlė atsigerti prie jūros. Kaip gražu, kaip visi nori pamatyti.